Laba diena, mano vardas Marija ir aš esu nekilnojamo turto brokerė bei turiu 10 metų patirtį. Šiame video aš norėjau aptarti gaisrus Kalifornijoje, kurie vyko šių metų sausio-vasario mėnesiais. Tai iš tiesų didelė tragedija, daug žmonių neteko savo artimųjų bei namų. 29 žmonės žuvo, 200 tūkstančių žmonių buvo priversti evakuotis, 18 tūkstančių namų sudegė. Pirmiausiai pamėginkime aptarti priežastis vykusių gaisrų. Dauguma žmonių teigia, kad viena iš priežasčių yra besikeičiantis klimatas. Kiti teigia, kad didelė priežastis buvo ta, kad Kalifornijoje buvo sumažintas finansavimas gaisrininkams, bei turbinos, kuriuose turėjo būti vanduo gesinti gaisrus, buvo tuščios. Kogi pamoko mus šie vykę gaisrai? Kaip žinome, dauguma draudimo kompanijų atsisako žmonėms sumokėti už jų prarastą turtą, motyvuodami, kad tai buvo force majeure. Taigi žmonės, kurie buvo pasiėmę banko paskolą, praranda mažiau, praranda tik tai dalį sumokėtų pinigų už namą. Be to, jei bankas atsiims nekilnojamą turtą, jis atsiima griuvėsius, taigi draudimo bendrovės į teismą paduosite ne tik tai jūs, bet ir bankas. Taip pat bankai kasmet primena žmonėms drausti savo nekilnojamą turtą. Žmonės, kurie banko paskolų neturėjo, dažniausiai ir draudimo poliso taip pat neturėjo. O jeigu ir turėjo, labai dažnai pamiršta atnaujinti jį, bei gaisro atveju praranda pilnai visą namą ir visą už jį sumokėtą sumą. Bet tikėkimės, kad Lietuvoje to niekada nebus ir mes ilgai laimingai gyvensime savo namuose.